Labas rytas, mėlyje. Papasakojus mokiniam apie analoginę fotografiją, dažnam užeina noras įsigyti fotoaparatą, išbandyti tai ir pasidžiaugti būtent mūsų, galima sakyti, prosenelių fotografiją, kuri iš tiesų užkrečia ir iš tiesų įdomi. Tai štai šį rytą apie tai pakalbėsime, o tuo tarpu nepamirškit paspausti laiką, būtinai prenumeruokit, paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video, būtinai pakomentuokit, užduokit naują temą ir aišku pasidalinkit. Tai yra labai svarbu pasidalinti, tai kad matytų daugiau norinčių sužinoti, norinčių išmokti ir gauti daugiau informacijos. Taigi, mėlyjei, analoginė fotografija iš tikrųjų yra labai įdomi, labai smagu ir aš pats pasiilgęs esu paryškinti juostelę, pamirkyti fotopopierių, kad jame vaizdas atsirastų. Įdomu labai, kaip jas pačias nuotraukas koreguojama, dar nespėjant įkišti į ryškalus, kaip jos redaguojamos, kaip padaromos, kad nuotrauka būtų detali, kad būtų visos vietos teisingai išviestos, kurių nereikia išviesti, kad jos liktų tokios, kaip kokios reikalinga. Žodžiu, apie detalumą. Su savo mokiniais dažnai kalbu ir dažnai tą žodį paminiu. Detalumas nuotraukose tai yra, parodo, kokia jos kokybė. Taigi, klausimas dažnai būna toks, kad kokį tą fotoaparatą būtų galima įsigyti ir kaip dabar jį išsirinkti, į ką atkreipti dėmesį, kad neįsirinkti sugedusio ir taip toliau ir panašiai. Fotoaparatų iš tikrųjų yra daug, galima užeiti į skelbimus ar kur nors į kokį turgelį ir aišku, jų yra tikrai nemažai, bet jų yra veikiančių, neveikiančių, geros būklės ir prastos būklės. Todėl visų pirmiausia, turbūt reikėtų atkreipti į aparato būklę, į išorę, kad jis nebūtų trenktas, apdaužytas. Pasižiūrėti, jeigu yra tokia galimybė, į varžtelius, ar jisai nesukiotas, varžteliai neišklibinti, nes paprastai būna matosi. Na, o kokį dabar jį įsigytai? Pagal mūsų žinias. Jeigu mes jau mokam, suprantam fotografuoti, jeigu mes lankėm jau kokius nors kursus fotografijos, mes žinom, kaip nustatyti programinius režimus, kuriuo programiniu režimu mums fotografuoti, tai aišku, mums bus lengviau fotografuoti ir su juostiniais analoginiais fotoaparatais, kuriuose yra tie patys nustatymai. Iš tikrųjų, tie patys nustatymai. Tai gali būti su vieno tipo lengviau tai nustatyti, nes jie labai jau panašus veidrodiniai į dabartinius skaitmeninius, o kito tipo yra visiškai mechaniniai. Taigi yra dviejų tipų – mechaniniai ir automatizuoti. Mechaniniai aš skaičiuoju maždaug nuo 50 gal metų, 1950 metų, kaip viską galima fotografuoti buvo ir reguliuoti. Tai yra mažų formatų fotoaparatai, tiek Nikon, tiek Canon, Pentax, Minolta. Iš tikrųjų daug buvo. Leica, aišku, patys brangiausi, Contax, turbūt po Leicos. Tai tokių aparatų, kad įsigyti ir iš jais fotografuoti yra iš tikrųjų vertė netgi, o ne šiaip savo. Na ir aišku, kitas tipas, kai yra automatizuoti, skaitau, šios prasidėjo nuo 90-ų maždaug, tai kai atsiradęs yra jau autofokusas, kai atsiradė yra tokie programiniai režimai kaip AS arba pas Canon gamintoje AVTV, kai buvo galimybė fotografuoti su pusiau automatiniais režimais ir tada buvo irgi taip pat nesudėtinga fotografuoti, kaip ir dabar su šitais mūsų skaitmeniniais arba sisteminiais, nes pusę darbo atlikdavo pats fotoaparatas, jeigu mes pasirinkdavom pusiau automatinį režimą. Taigi, gal dabar, aišku, paprasčiau nei tada. Tada reikėdavo keisti juostelę, įdėti juostelę, tada daug dalys, užraktas buvo mechaninis ir jisai turėdavo tam tikrą savo resursą, tiesa, skaitmeniniai ir taip pat turėjo savo resursą, bet tuo metu ankstesni buvo mechaniniai užraktai, paskui prasidėjo būtent elektroniniai ir šitos dalykus reikia žiūrėti. Taigi prisimenat, kad labai svarbu apžiūrėti jo išorę, vizualiai, jeigu tikrai nori taip jau
tiksliau pažiūrėti, pabandyti būtinai spraktelt, užvest jį, kad nufotografuot. Jeigu tai yra automatizuotas, tai jisai turi varikliuką, juostelę jisai pats užveda, sunkiau patikrinti, tam reikia turėti akumuliatorius arba specialią batarėją, kuri dedasi būtent į tą aparatą, kurį tu nužiūrėjai. Tai kitie dalykai, jie yra labai svarbus. Jeigu vėlgi perkam senesnio tipo kaip mechaninį fotoaparatą, tai viskas yra mechanizuota. Reiškia, mes užvedam juostelę, kurios galbūt dar nėra, bet tas fotoaparatas jis vis tiek spraksės. Taigi pabandom užvest fotoaparatą, paspaust, paklausyti, kaip jisai spraktelė. Pabandyti nustatyti išlaikymus, greitesnį išlaikymą, lėtesnį išlaikymą ir pažiūrėti, ar garsas skiriasi. Jeigu lėtesnis, aišku, išlaikymas turėtų būti kur kas ilgesnis. Jeigu jisai greitesnis išlaikymas, tai yra skaičius didesnis, jisai turėtų greičiau spraktelt. Toliau pabandykit išlaikymą padaryti visiškai lėtą, galbūt netgi kelių sekundžių. Paprastai būna net iki 30 sekundžių galima padaryti, bet kad patikrint tiek labai užima daug laiko. Todėl nustatyti galbūt 2-3 sekundės ir tada spraktelt pažiūrėti, ar užraktas suveiks teisingai. Tai yra, jisai atsidaro pirmoji užuolaidėlė, praeina 2-3 sekundės ir užsidaro antroji. Jeigu kas ne taip, būna kitą kartą, kad užstringa ir neužsidaro antroji užuolaidėlė. Ir tai jau yra užrakto gedimas. Tokį aparatą pirkti neapsimoka, nes jam jau reikia keisti užraktą, o tą užraktą gauti bijau, kad bus labai labai sudėtinga. Pasižiūrėti būtinai atidarius dureles ten, kur dedasi foto juostelė. Apžiūrėti vizualią ir nėra kažkokių pabraižymų. Pagrindiniai pabraižymai būna ir tai parodo, ar daug fotografuota ant pačios pagalvėlės. Ta pagalvėlė ant pačių atidarytų durelių yra. Pagalvėlė tai ta, kuri prispaudžia juostelę, kad juostelė būtų lygiai prispausta prie fotografijos langelio. Ir jeigu yra ant tos pagalvėlės žymės, tai yra braukimo, juostelės braukimo žymių, jos aiškiai matosi, tai rodo, kad fotografuota su tuo aparatu labai daug juostelių prafotografuota. Svarbu yra pažiūrėti, jeigu objektyvas yra, ar jisai duoda ryškumą, ar nustato ryškumą. Faktas, kol jūs juostelės neišiškinsit, greičiausiai nepasakysit niekaip, ar ryškumas yra. Bet bent jau vizualiai, ar jūs žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, matot, ar ryškumas susiveda. Tai gali būti. Kaip sakiau, jeigu automatizuotas fotoaparatas, tai gali matytis, kaip susiveda ryškumas. Jeigu tai yra mechaninis aparatas, ten yra ryškumo vėlgi keli tipai. Tai yra tolimatinis, tai yra pleištinis ir ten tada matosi, kaip kokie 2 mėnuliukai tokie susiveda į vieną ir atsiranda ryškumas. Taigi, jeigu tai veda ryškumą, labai gerai. Toliau labai svarbu pats objektyvas. Patys suprantat, kaip žmogui akis labai svarbu, kad jos būtų geros, kad sveikos būtų, gerai matytųsi, taip ir fotoaparatui objektyvas yra labai svarbus, kad jisai tikrai būtų švarus, kad jisai nebūtų apibraižytas stiklas. Todėl paprastai svarbu turėti tą tokią linzę, kaip laikrodininkai turi, su jom žiūri į smulkes detalės. Galima gerai tiksliai apžiūrėti, ar objektyvas neardytas, ar stiklai nepabraižyti. Pagaliau su juo gali matytis, ar nėra viduje pelėsio, ar patys stiklai neapnešti tokiu kaip pelėsiu. Tai tie dalykai yra labai svarbus. Aišku, objektyvai ardosi ir tikrai jie puikiai, jeigu pas kokį meistrą, puikiai susitvarko, patys stiklai nuvalomi, nuplaunami specialiu skysčiu ir taip toliau. Taip kad objektyvas, jeigu jisai puikiai veikia, pažiūrėti, ar diafragma reguliuojasi, pasukioti ir pažiūrėti, ar užsidaro, atsidaro. Jeigu diafragma vadinama šokinėjanti iš kito galo objektyvo, paprastai būna toks svirtelė tokia ir kai ją pajudini, matosi, kaip diafragma užsidaro, atsidaro. Tai štai tokie dalykai, jie padeda apžiūrėti patį fotoaparatą, objektyvą ir išsirinkti patį geriausią. Ir tikrai, patikėkit, galima nemažai tikrai rast gerų, tikrai geros būklės fotoaparatų
ir įsigyti, net jeigu tu ir nefotografuosi. Tikrai jie ne kažką kainuoja, o gali būti kažkada turės vertę, jeigu tau paklius tikrai toks, geras, gražus, neapibraižytas, tvarkingas fotoaparatas. Kaip kurie dalykai yra, aišku, tvarkomi. Ir nunešus vėl kokiam meistriukui, žiūrėk, jisai sutvarkys. Buvę daug kartų, kuriuos aš turiu įsigijęs fotoaparatus, jie irgi atrodė, kad ten kažkas yra su išlaikymu. Pažiūrėjau atsidaręs, nuėmęs objektyvą, o ten užuolaidėlės puikiai užraktas, veikia lyg tai puikiai, prie kitų išlaikymų jisai irgi spraksi gerai, tik prie vieno ilgesnio išlaikymų nespraksi. Supratau, kad tai yra kažkokia mechaninė dalis visai kitur. Taip ir buvo. Tokiu atveju, pažiūrėjęs YouTube'e, kaip įsigijau tą fotoaparatą, 15 eurų, sveikutėlį aparatą, gražios būklės. Įsivaizduot, YouTube'e pasižiūrėjau, pasirodo tuose aparatuose, po kurio laiko. Būtent tai yra toks, gedimas labai gan dažnas, o tas gedimas nuo stovėjimo, kad jisai jau išdžiūvo, kurios detalės turėtų būti suteptos ir viskas yra stoj vietoj stringa. Vos tik tai uždėjau lašiuką tepaliuko, iškart pradėjau puikiausiai veikti ir spraksėti gražiausiai, puikiausiai galima bandyti dėti juostelę, fotografuoti. Analoginė fotografija iš tikrųjų koreguoji dar prieš ryškinant fotopopierį. Labai įdomu, po pačiu didintuvu. Kaip sakiau, pats aš pasilgęs tokio darbo dalyko, kur pastovėt kur nors laboratorijoje, kad paryškint, padaryti keletą nuotraukų iš juostelių. Tai yra nuostabu. Taigi linkiu jums, kad tokį aparatą atrastumėt, kad išbandytumėt, kad padarytumėt įdomių, gražių nuotraukų, rastumėt laboratoriją, kurioje tai daroma, kur jums gali padėti tai įgyvendinti. Tikrai bus labai smagu. Na, o jeigu norit išmokti fotografuoti daugiau, nebūtinai su analoginė fotografija, kur yra iš esmės viskas tas pats, išskyrus tai, kad jūs dedat juostelę, o dabartiniai dažniausiai mes fotografuojam su skaitmeniniais, su sisteminiais dabar jau vis daugiau ir daugiau. Taigi, pas mane galima mokytis 3 būdais. Tai yra savarankiškai, individualiai ir grupės. Taigi savarankiškai gali mokytis pats, nuo nieko nepriklausomas. Tai yra 10 temų video formate. Nuorodos yra po šio video. Įsigiję šias pamokas, tas 10 temų, tu gali mokytis būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Tai iš tikrųjų labai patogu taip mokytis. Na, ir individualiai tai mes mokomės tik tai tu ir aš, visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tau ir mes susitinkam kartu, tik tai tu ir aš mokomės, kad kad giliau suprast fotografijos techninę dalį, kad tau sektųsi ir padarytum kokybiškas nuotraukas, kad suprastum, kada ir kokiu laiku reikia naudoti vienokį ar kitokį programinį režimą, kokie yra fokusavimo režimai, kodėl, kad tavo nuotraukos būtų ryškios būtent ten, kur reikia, o ne ten, kur fotoaparatas nustato ryškumą. Ir taip ir toliau smulkmenų labai visokių daug, bet jos atneša būtent nuotraukai kokybės. Ir kaip aš sakau, po pirmos pamokos tavo nuotraukos jau pasikeičia. Jau ryškiai pasikeičia, nes tai yra būtent specializuoti kursai individualiai, profesionaliai mokomės, kad sužinotum vis daugiau ir daugiau. Na ir grupėse, aišku, patogu, smagu kartu su savo kolegom, kartu su bendraminčiais dalintis ir informaciją, kartu peržiūrinėti nuotraukas, galbūt pasidalinti fototechniką, kažkas kažką naujo įsigijo, apžiūrėti, aptarti ir taip lengviau įsirinkti pačiam, kai žinai, ko nori, nes matei pas savo kolegą. Tai tokie dalykai, tokie mokymai pas mane, ir kaip sakiau,
nuorodas ir po šio video. Būtinai pasižiūrėk, išsirink savo patogiausią, geriausią. Ir aišku, šventės artėja. Tai labai gera proga padovanoti artimajam dovanų kuponą su mokymais savarankiškai arba individualiai, kad jis galėtų fotografuoti jūsų šventę išmokęs. Tai gali būti ir kalėdos, gali būti bet kokia kita šventė, bet turėsi savo kaip šeimos, kaip draugų fotografą, kuris galės kartas nuo karto jumis fotografuoti. Na ir vėlgi pabaigai priminsiu, kad nepamirštumėt laiką uždėti, prenumeruoti, būtinai paspauskite skambutį, kad nepraleiskite kitų video, būtinai pasidalinkit, būtinai pakomentuokit, užduokit naujų temų, taip mes žygiuosim į priekį fotografijos keliu, kad kuo daugiau sužinoti ir geriau išmokti. Taigi visiems iki kito karto, iki kito video. Visiems iki.